visai bendruomeniai. Bet štai ir sulaukėm mes pačią svarbiausią mūsų tėvynei šventę, tai yra vasario 16. Ir aš linkiu, kad jūsų širdelės laktų smarkiai, kad jos mylėtų mūsų tėvynę, kad būtumėt jūs geri, protingi ir užaugtumėt labai dideliais tėvynės patriotais. Ir aš jums noriu pasakyti, kas ta gimtinė yra. Senolė žemė žydė, vaivorykštės spalva. Visų gražiausias žiedas gimtinė Lietuva. Gražiai pragydo paukštė virš bojų leidama. Įsiklausyk, tai gieda gimtinė Lietuva. Gražios šventės, džiugių akimirkų ir labai įsimintinų visiems čia susirinkusiems linkiu. Šiandien taip pat nori Voveraičių grupės Ugdytinė pasveikinti Lietuvą gražiais ir šiltais žodžiais. Tėvynė, tu mano, tu mūsų visų, man dainą dainuoji motulės balsu, į didelį kelią tėvynę vedi, tu mano krūtinė, tu mano širdį, esi nuostabiausia, gražiausia gėlė, tai kaip aš galėčiau tavęs nemylėti. Vasario 16 dienos šventė simbolizuoja Lietuvos vienybę ir dvasią. Tai simbolizuoja ir Lietuvos šeimų vienybę. Labai džiugu, kad savo bendruomenėje mes turime 3 šeimos kartas, kurio šiandien mums pristatys meninė programėlė. Labą dieną! Vaikai, kokie jūs gražūs, kaip jūs pasipuošę. Ką reiškia šitos spalvelės ir ant kepurėlių ir šitie ženkliukai? Lietuva. Lietuva. O tai kodėl Lietuva? Na, gėlės. A, jūs gėlės irgi lietuviškos. O kodėl vadinasi lietuviškos? Gal galite kas nors pasakyti? Nu, pasakyk, kodėl lietuviškos. Tėvynė, taip. Nu, pasakyk. Teisingai,
lietuviai, mes lietuviškai kalbam, mes esame lietuviai ir mūsų šitokios kalbos, pažiūrėkit ir mano rūbai lietuviškos kalbos, žiūrėkit, dar dėdė su teta yra, teta Regina, dėdė Gintas irgi, prašom atsistot pasirodyti savo rūbelius, irgi lietuviškas tautiniais rūbeliai pasirengė. O Lietuva tai mūsų tėvynė, o tėvynė tai kas yra? Plentas, miškas, taip? Saulutė, debesėliai, paukščiukai ir svarbiausia vaikučiai, ne? Tai va, pas mus yra tokia mergaitė Gabija, kuri visai neseniai lankė šitą darželį. Dabar jau lanko 1. klasę, žinai pasakys jums eilėraštuką. Prašau, kaip... Buvau aš šią naktį stebuklų šaly, jos grožio žodžiais apsakyt negali, dangus su žeme pasikeitę vietom, vaikšto princesės pievom gėlėtom. Fėjos elfai neapsakyto gerumo, o koks auksinių šaltinių tyrumas, saulė ten šypsos dainas dainuoja, mėnulis danguje dirvoną vagoja, jame auga žvaigždžių milijonai, visoje šalyje skraido balionai, vos tik kelias žingsnelius praėjau, žadintuvas begėti suskavo tojau. Vaikiukai, o jūs ar sapnuojat? Šitas sapnas turbūt buvo linksmas, ar ne? Ir tu sapnuoji. O dabar dar yra į svečius atėjusi teta Vita ir tokia mergaitė Ugnė. Jau jinai net 5. klasė, mes jėsi paprašysim, ką nors linksmo. Girdžiu paukštelę giedančią, žaliuojančioj tankmėj, pilna beribio džiugesio, pavasario giesmėj. Sakyk paukštelę tarp žiedų, kur taip giedot išmokai tu. Sakyk paukštelė nuostabi, ką žada ta giesmė skambi. Tas balsas tavo nuostabus, kai skamba erdvėje, džiugiai klausaus jos skambesio ir lengva širdyje. Sakyk paukštelę tarp žiedų, kur taip giedot išmokai tu. Sakyk paukštelę nuostabi, ką žada ta giesmė skambi. Sakyk paukštelę nuostabi, ką žada ta giesmė skambi. O dabar vaikučiai visi suaugusieji. Vaikai, mūsų vaikai ir anūkai jau trupučiuką pasirodė, dabar dėdė Girtas, teta Regina ir auklėtoja Roma pasakė. Kadangi mąstykite apie tėviškę. Visas kūnas ir nuodžių viršelių.
pavadinimus. Ar žinot kokią nors upę, kur galima plaukti? Višakis, tai jūs turbūt girdėt, kad mes būtent apie Višakį dainavom. Nemuną dar žino. Na va, šaunuoliai vaikutis ten daugiausiai žino, kur galėsi. Ar tai daugiau žinau, tik visą ir vidnelę. Nu va, šaunuolė, tai vaikai su pas direktorė, jinai mums pripasakos apie upės, ne? Na, o dabar apie Lietuvą. That's
dainos ir visa gamta. Būkim visi linksmi ir draugiški. Viskas bus gražu. Ačiū tėvukui ir močiutei. O dabar dar viena mūsų onutėlė yra šitam darželį. Ir jinai irgi apie Lietuvą moka dainelę, kurią išmokė mokytoja Jana. Mes mylim savo lietuvėlę ir jūros ožiančias bangas. Tegul vaikai gimtų šaleliais, jie myli taip, kaip mylim mes. Tegul vaikai gimtų šaleliais, jie myli taip, kaip mylim mes. Nuoširdžiai dėkojame visiems buvusiems kartu. Linkime, kad jums būtų gera gyventi mūsų visų gimtinėje Lietuvoje. Aš manau, kad neliko čia abejingų. Visiems širdeliais pradėjo plakti smarkiau. Ir lai tie visi linkėjimai, tai mūsų brangiai Lietuvai, kur šiandien mes padovanojom, lai visi pildosi. O joje pildysis visada daug efektyviau, daug greičiau, jeigu mes savo Lietuvoje turėsim tokias šeimas, kaip šiandien, kad turėjom. Aš labai nuoširdžiai kviečiu ateiti ant scenos. Visa šeima nėra gražiau. Matyti ne tik tokią šeimą, tokią giminę, kurie taip nuoširdžiai myli Lietuvą. Ir kur akivaizdžiai matyti Simutės irgi braunasi labai į sceną dar kol kas. Taip, jis irgi labai myli Lietuvą. Ir lai ta meilė būna padovanota ir kaimynui, ir draugui. Ir gal tas, kuris netaip myli, jeigu jūs ją dovanos, jis iš tikrųjų tarnaus. Padėkokim dar kartą šitiems nuostabiems žmonėms.
ir ta Lietuva, kiekvienais metais, kiek mes ją bepažintume, vis tiek yra kampelių, kurie nėra atrasti. Šitoj knygoje jūs galite daug ką atrasti. Linkiu, kad jūsų meilė Lietuvai su metais tik didėtų, kad Lietuva tik gražėtų ir kad mūsų ugdytiniai irgi pasakytų, mes labai mylim Lietuvą. Ačiū. Mes mylim Lietuvą.